Sveiki, šios dienos video analizė, dėl ko esate vienišas ar vieniša. Dėl ko esate vienišas ar vieniša. Pagalvokite, kas jūs verčia jaustis vienišam, ko jūs norit, ko jums, taip sakant, trūksta, atrodo. Pajauskite tą savo vienišumo jausmą, jeigu dabar būtent taip jaučiatės. Na ir paanalizuosime, dėl ko jūs esate vienišas arba vieniša. Vienišam galima būti, daugeliu prasmių. Tai gali būti, kad tiesiog neturite romantinio partnerio ar partnerės. Galbūt tiesiog apskritai gyvenime jaučiatės vienišas, vieniša, nesuprastas, nesuprasta. Bet kokius aspektus, kokius mums parodys kortos, mes paanalizuosim. Taigi pagalvokite dabar apie save ir pasirinkite kortų poziciją. Tai pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija, ketvirta pozicija ir penkta pozicija. O aš primenu, kad tai yra bendro pobūdžio analizė, tinkanti visiems, kurie ateina į šitą video. Tačiau jeigu norite išsamesnės ir būtent konkrečios savo klausimo analizės, parašykite žinutę mums Facebook profiliui Angelų skaičiai arba elektroniniu paštu sveiki@angeluskaičiai.lt. Taigi, mes pradedam, kas dar nespėjote pasirinkti kortų poziciją, susijungti su savo vidiniu jausmu. Galite sustabdyti video ir tada pasirinkite kortas. O mes ateiname pas pirmą poziciją. Taigi, pirma pozicija, dėl ko žmonės, kurie žiūrės pirmą poziciją, dėl ko jie jaučiasi vieniši. Jaučiasi vieniši. Dėl ko žmonės, kurie žiūrės pirmą poziciją, jaučiasi vieniši. Bet nežinau, ar reikia daugiau kortų. Gerai, ir ką iš čia atrado? Ar dar yra? Taip, tai labai panašu. Šiek tiek padarysiu vietos, gerai. Taip, patrauksim kortas viršų. Taip, labai panašu, kad iš jūsų gyvenimo išėjo nemažai žmonių dėl to, kad jūs pradėjote tiesiog į gyvenimą žiūrėti kitaip. Arba jūs esate būtent tas, kuris jau ir anksčiau į gyvenimą žiūrėjo kitaip. Reiškia, jūs esate tas toksai arba prabudęs žmogus, kaip dabar madinga sakyti, kuris išžvelgia daugiau negu tik tai išorę, kuris įžvelgia dalykų esmę, prasmę, kuris turi daug vidinės išminties, iš ankstesnių savo gyvenimų galbūt esate atsinešę daug patirčių, daug išminties ir kai kurie dalykai gyvenime jums tiesiog pasaulyje dabartiniam jums atrodo nesuvokiami, tai ką daro žmonės nesuvokiama. Aš pati kartais jaučiu, kad gyvenu ne savo laikmetyje, nes man atrodo, kad tam tikri niuansai, ką daro žmonės, yra toksai nesuprantu, dėl ko žmonės tai daro, kai galėtų daryti visiškai kitaip. Tačiau čia mano yra sąmonės lygmuo. Kiekviena siela ateina turėdamas savo pamoką ir jeigu žmogus kažką daro, reiškia, tai yra jo pamoka, kurią jis turi pereiti ir išmokti. Tai tą irgi tenka priimti. Tai galbūt jūs jaučiatės kažkaip tai, kad jums staiga, arba jau iš anksčiau jūs tas žmogus buvote, kuriam nukrito rūkas nuo akių. Kažkas tai apie gyvenimą paaiškėjo. Jūs gavote arba kažkokią tai stiprią gyvenime pamoką, kažką tai tokio labai stipraus, kažkokia išdavystė, apgavystė, kažko labai pasitikėjot ir pasirodė, kad ten visiškai ne apie tai. Kažkur tai labai daug savęs investavote ir pasirodė, kad ten nori jumis pasinaudoti, nesvarbu, čia su žmonėms, su dalykais, su bet kuo, su situacija, su gyvenimu, su bet kuo. Tiesiog jūs esate žmogus, kuris gyvenimą mato šiek tiek per kitą prizmę. Jūs matote dalykus jų tikroj šviesoj, jūs sugebat labai greitai pamatyti, kada žmonės kažkaip ten apsimetinėja, jums nepatinka, kada
Jūs šalinatės, tiesiog šalinatės nuo žmonių, kurie kažkaip tai manipuliuoja, kurie ten kažkaip tai bando, nežinau, savo naudos tik tais gauti. Nu, vat, jūs esat gyvenime kažkaip atgimę. Po kažkokios situacijos jums yra nukritę rožiniai akiniai, nukritęs rūkas nuo akių ir jums gyvenime daug kas paaiškėjo. Vat, pasimatė dalykai tikroje šviesoje ir jūs į gyvenimą pradėjote žiūrėti kitaip. Ir dėl to iš jūsų gyvenimo išėjo nemažai žmonių arba jūs patys tiesiog pradėjot nuo jų atsiriboti. Tai vat, ta tokia nušvitusi sąmonė, kaip sakau, pasiekėt aukštesnį sąmonės lygį, aukštesnę sąmonės būseną, tiesiog nuo kažko prablaivėjot. Kažkokius tai dalykus pradėjot matyti kitoj šviesoje, pradėjot matyti tikrasias vertybės, pradėjot matyti tikruosius gyvenimo dalykus, pradėjot matyti, kas yra tiesa, o kas yra tiesiog, nu, vat, kažkas tai, kas tiesiog bando nukreipti dėmesį kažkur kitur, o jūs pradėjot matyti dalykus kitoje šviesoje. Pradėjot vertinti gyvenimą visiškai kitaip. Ne per kažkokią tai kiekybę, o per kokybę greičiausiai. Ir dėl to iš jūsų gyvenimo išėjo daug žmonių, nes jie nebesupranta, kas čia su jumis atsitiko, dėl ko jūs taip pasikeitėt, arba, vat kaip čia taip galima nesuprasti, ne? Kaip čia taip galima nesuprasti, dėl ko čia žmogus nebenori eiti tūsintis vakarais ir naktim, vartoti alkoholio, kaip čia jis nebenori pletkų varinėti, kaip jis čia nenori kažkur tai daryti kažkokius dalykus, tai ką tu čia ne prie kompanijos, tai kaip tu čia nesupranti, ar ne? Ta prasme, jums tam tikri niuansai gyvenimo pasidarė labai tolimi, nesuvokiami, nesuprantami, tolimi, visiškai ne apie jūs. Kažkokie tai tuščia žodžiavimai, kažkokia tai tuščia garbė, kažkokia tai tokio, kaip sakau, desperatiško pripažinimo siekimas, kažkokie tokie vat paviršutiniški dalykai, kur žmogus tik nori pasirodyti. Jums pasidarė tam tikri dalykai visiškai nebesvarbus. Pasidarė jie tiesiog jums nebesuprantami. Jūs pradėjot gyvenimą žiūrėti visiškai kitaip. Tai va tas virsmas, kuris ir vyko jūsų gyvenime, tiesiog jums padeda atsiriboti nuo žmonių, su kuriais jums tiesiog yra nepakeliui. Ir tai yra viskas su tuo labai gerai. Tai nėra kažkoks blogas dalykas. Tiesiog iš jūsų gyvenimą išsivalė žmonės, išėjo žmonės, su kuriais jums tiesiog nepakeliui. Jūsų požiūris, mąstymas, suvokimas, gyvenimo matymas yra kitoks negu aplinkinių, pavyzdžiui, tenais, kurie galbūt visai kitokias vertybės propaguoja. Tai jūsų vertybės kardinaliai skiriasi dėl to, kad jūsų gyvenime kažkoks virsmas įvyko, vidinis, išorinis, nesvarbu. Tiesiog ir vat po to laiko arba jūsų siela jau atėjo tokia. Gali būti, kad jau atėjo tokia ir jinai yra sena siela, kurie prikaupusi daug išminties ir jinai žiūri į pasaulį taip tarsi iš šono. Jeigu jūs kartais pasijaučiat stebintis tarsi pasaulį iš šono, jums toks jausmas, lyg tai jūs nedalyvaujat tiesiogiai, o stebit tarsi pasaulį iš šono, iš kažkokios pozicijos atsitraukia. Ir taip su tokiu susidomėjimu, matai, kaip čia būna, kaip čia dalykai darosi. Tačiau nesijaučiat to dalimi, nes jums tie dalykai galbūt ne jūsų. Tai kažkas tenais vyksta ir visai čia ne apie jūs, nesinori jums ten nei tūsintis, nei kažkur tai ten dalyvauti kažkokiose, nežinau, diskusijose apie nieką, apie kažkokius tai dalykus, kuriems visai neaktualu, jūs toks tiesiog stebintis iš šono, kaip viskas vyksta. Ir šita pozicija yra šiaip labai stipri sielos prasme, tai yra labai stipri pozicija, reiškia, nes siela turi tiek daug jau išmokus pamokų, kad jai jau savaime suprantama, kad yra kokios vertybės, ir kad pagarba, kad ten supratimas, kad bendrystė yra visako esmė, kad pagalba, tarkim, kitam, kad kažkoks tai nesavanaudiškumas yra vertybė, kad
jeigu žmogus kažkaip, į tą blogį pasinešęs, tai jeigu jis nenori būti išgelbėtas, tai negali jo gelbėti. Reiškia, jo siela turi išmokti tą pamoką, eiti per tas karminės savo pamokas, kartuoti gyvenimas už gyvenimo, kol jis išmoksta. Ar ne? Tiesiog leidžiat kitiems eiti savo keliu, nebandot kažkur tenais kažko pakeisti, kažko pritraukti, kažko tai pamokyti, kaip gyventi reikia. Tiesiog žmogus nenori, nesupranta. Tiesiog jam dar per anksti, jisai dar neperėjo savo ankstesnių lygmenų, kad jisai jau būtų tam aukštesnių lygmenį. Ir jūsų tas požiūris, ar tas virsmas, kuris įvyko, arba tai, ką jūs atsinešėt su sielos lygmenį, ateitami šitą gyvenimą, tiesiog, jums nuima tą rūką nuo akių, apie ką čia tie dalykai iš tikrųjų yra, ten kažkas tai gyrėsi savo daiktais, kažkokiais dalykais ten, kažko, apie ką čia yra iš tiesų. Tai jūs sugebat matyti daugiau, negu kiti parodo, jūs sugebat pamatyti, kad tas žmogus, jisai čia toks lyg fainas, linksmas, bet jeigu man reiktų pagalbos, jeigu jums reikėtų pagalbos, tai jisai jums greičiausiai nepadėtų. Nors jisai atrodo toksai fainas, linksmas, bet jūs matot, kad net ne jūs, jums reikia to gilesnio ryšio, tokio prasmingesnio kažkokio laiko, kitokio kažkokio tai užsiėmimo veiklų, jūs geriau ne kažkur tai miestą ten tralivalį, o geriau jūs gamtoj, sakot, pasėdėsiu, aš geriau namuose pasėdėsiu, knygą paskaitysiu, medituosiu, nežinau, su kažkuo tai pašnekėsiu, kažkokiu draugų savo nepažįstamu, ar ten padiskutuosiu kažkur internete, kažkam forume, kur ten mano bendraminčiai. Tai man ta pilnatvė, tokia ir neproto ramybė, tas nebesidraskimas, reiškia, jūs esat gyvenime įsižeminimą ir tas įsižeminimas jums leidžia pamatyti dalykus kitoj šviesoj. Tas virsmas, kuris įvyko jūsų gyvenime, jums padėjo pamatyti dalykus jų tikroje šviesoje ir dėl to jūs atsiribojat patys netgi nuo žmonių, su kuriais jums tiesiog yra nepakeliui, su kuriais jums tiesiog nesutampa energija, nesutampa požiūrį, vertybės, ir gerai, ir neturi sutapti visų su visais kitais. Tai tas labiau, čia yra net ne kažkokia tai, kaip sakant, baimė, ar kažkoks, kai žmogus save iš vidaus tenai stabdo, savo neleidžia ten bendrauti. Ne, pas jūs yra tas tokia tiesiog ta patirtis, kuri jums parodė gyvenimą tikruosius dalykus, tikrasis vertybės. Žiūrėkit, ir dar turiu tokias įdomias kortelės, kurias šiandieną irgi panaudoju. Metaforinės klausimų kortelės. Čia yra klausimų kortelės paveikslėliai su klausimais. Labai gražios jos. Tai jeigu jūs norėtumėt, pavyzdžiui, savo turėti tokias korteles, išsitraukti, kiekvieną dieną ir gauti kažkokį įkvepiantį klausimą, parašykite žinutę Facebook Angelų skaičiai profiliui ir aš jums pasakysiu, kur jas nusipirkti. Ir jums ant viršaus štai tokia kortelė, iš tiesų labai fainas klausimas, kas yra mano šeima ir kas mus jungia. Tai tiesiog jūs iš naujo buvot priversti pervertinti gyvenimą, peržiūrėti savo gyvenimą. Ir iš to jums atėjo suvokimas, kad geriau turėti mažiau, tačiau kokybiškų santykių, negu kad su bet kuo, bet kur daug žmonių, o rezume lieki visada vienas. Tai toksai tiesiog jums klausimas, kurį galite pagalvoti, ar per savo tą vienišumą, ar tikrai tai yra vienišumas? Ar tikrai yra tai vienišumas? Galbūt tai yra tiesiog išmintis. O ne vienišumas, ne kaip mes suprantam, nes socialinė medija transliuoja, kad, jeigu tu nesu chebra, ten kažkur lakstai, tai jau tu vienišas, jeigu tu ten gyveni kažkur, tai neįdomiai kabutėse, tai tu jau vienišas. Tai čia yra socialinis konstruktas. Bet kas tas vienišumas iš tiesų pas jūs yra, galbūt tai tiesiog išmintis. Kas yra mano šeima ir kas mus jungia? Tai klausimas, kurį jūs galite savo užduoti ir apie jį pagalvoti, kas yra mano šeima ir kas mus jungia, ar ne, kas iš tiesų, kurie žmonės jums iš tiesų yra svarbus,
Nes jūsų gyvenime nebejotinai yra žmonių, kurie jums yra svarbus ir jums, jau nebepašneku nuo pačios pradžios, ir jūs jiems esat svarbus. Tai tiesiog tos išminties savo neleisti užgesinti kažkokiems išoriniams dalykams ir tą šviesą savo viduje išlaikyti, nes pasiekti tą tokį išsilaisvinimo būseną sąmonės, tai yra labai labai sudėtinga. Ir jūs jau esate tame kelyje, kada nukrenta rūkas nuo akių, kada pamatai tikrasis vertybės, kada pamatai, kas yra iš tiesų pasaulyje svarbu ir gyvenime. Gyvenimas labai trumpas ir kaip tu nori jį praleisti. Tai jums įkvepiantis klausimas, kas mano šeima ir kas mus jungia. Ačiū pirmai pozicijai. Ačiū, kad žiūrite. O mes ateiname pas antrą poziciją. Antra pozicija. Žmonės, kurie žiūri antrą poziciją, dėl ko jie yra vieniši. Dėl ko jie jaučiasi vieniši. Žmonės, kurie žiūri antrą poziciją, dėl ko jie yra vieniši. Dėl ko jie jaučiasi vieniši. Ar turėsim atsakymą? Ne, duokit mažiau. Tada jaučia visko daug. Aha. Gerai. Aha. Šitas irgi labai geras, labai įdomi pozicija, iš tiesų ir labai įdomi žinutė, kad iš tikrųjų, dėl ko jūs jaučiatės vieniši, nes jūs panašu, iš to, kas čia iškrito, panašu, kad jūs esate tas žmogus, kuris savo gyvenime viską pasiekė, padarė pats. Parašykit komentaruose, labai įdomu antrą poziciją, ar tikrai yra taip, kad jūs gyvenime viską padarėt pats. Reiškia, jūs viską, ką turit, pasiekėt pats savo darbų, patys savo darbų, savo energiją, savo idėjomis, savo veikla, tiesiog kad jūs labai daug pasiekėt savo darbų. Ir vienas yra niuansas, kad žmonėms dažnai atrodo, kad kitiems viskas krenta iš dangaus. Tai nežinau, ar jūs susidurėt su tuo tokiu momentu, kada kiti galvoja, kad jums tai jau krenta ten iš dangaus, nors jūs labai daug darbo į tai dėjot, iš tiesų, kad tai turėtumėt ir kad būtumėt ten, kur esat. Arba dabar esat pakeliui kažkokį dar tikslą, nes čia nėra rezultatyvinės, kaip ir dar. Tai galėtų dar vieną kartą būti. Toksai, kažką jau esat pasiekę ir dar toliau siekėt. Ir žmonės jūsų nesupranta ir sako, tai kam tu čia draskaisi? Tai čia dar viena tokia kryptis. Kad kiti nesupranta ir nepalaiko jūsų, tos idėjos jūs tarsi nerandat tų, jums reikėtų paieškoti bendruomenės, kur yra žmonės, kurie motyvuoja vienas kitą siekti daugiau. Tai vienas momentas, kad kartais žmonėms atrodo, kad kitiems viskas krenta iš dangaus ir nieko nereikia daryti, ir ten yra būna pavydas. Pavydas, nes tam žmogui kažkas žiauriai gerai sekasi, jam ten labai, jis nieko nedaro ir pasikrenta iš dangaus dalykai, nors iš tikrųjų jis labai daug darbo įdeda į tai. Tai kada jums labai sunku rasti tų bendraminčių, kurie suprastų, ką reiškia kažką pasiekti gyvenime. Ir dažniausiai žmonės ateina pas jūs tam, kad iš jūsų kažką gauti. Bet gauti, kažką materialiai gauti, tenais kažkokios pagalbos, pinigų paprašyti, daiktų paprašyti ir jeigu negaunant, tai sako, Jėzau, čia tu tiek turi ir tau gaila, ne? Gaila tau, ne? Gaila tau čia duoti, gaila tau čia paskolinti, taigi to pilnas gyvenimas visokių dalykų ir tau gaila, jie tiesiog nesupranta tos vertės, kurią jūs esat sukūrę. Reiškia, jūs tiek daug pasiekę patys, suprantat dalykų vertę. O kas yra aplinkui jūs, galbūt nesupranta tos vertės ir piktinasi, kad būna, pavyzdžiui, koks nors turtingas žmogus, sukūręs sėkmingą verslą, jis turi daug pinigų ir pradeda visi pasiprašyti, žinai, paskolink man ten tą, duok man ten tą.
Ne, taigi aš čia tavo giminaitis, tai ką tau gaila man čia duoti 10 000, ne, bet žmogus tas, kuris yra, nu, va, tą verslą sukūręs, jis žino, ką reiškia tuos 10 000, kiek reikia darbo įdėti, kad tuos 10 000, žinai, uždirbti. O čia, va, paimt kažkam lengva ranka, va, ne, ir atiduoti, va, tiesiog, va, nes reikalauja. Na, ne taip, kad, ne, gal tu man galėtum čia padėti, ne, gal aš tau gražinsiu, gal čia kokią sutartį susidarom, gal ką, nu, ne, vietoj to, atės tiesiog, nu, tai ką tau gaila čia duoti, tipo, ką tu čia negali man alaus pastatyti pilnas kišenės pinigų, nu, va, toks, ne, galbūt susidurėt su to tokiu, tarsi jūsų nesupranta ir nevertina. Neįvertina jūsų pastangų, neįvertina to, ką jūs esate įdėję, neįvertina to, ką jūs esate pasiekę iš tiesų savo darbu. Tai va, tas vienišumas ateina daugiau iš to, kad tiesiog aplinkiniai nesuvokia, kiek daug jūs savęs įdėjot ir vis dar dedat, nes čia dar vienos kortos trūksta. Čia dar nėra baigtas procesas, jūs vis dar esate tam procese, jūs vis dar kažko siekiat, jūs vis dar kažką dirbat, norite daugiau. Ir dar netgi galite susidurti su tokia, ne, tokia pasakymu, tai kam tu čia draskaisi, taigi viską jau turi. Nu, vat, ne, matuoja kažkaip tai labai siaurai viską, ne, aplinkiniai kažkaip matuoja viską siaurai, nu, kam tu čia plėšiasi, nu, nebesiplėšik. Nu, žmogus sėdi, sako, nu, aš noriu daugiau, aš noriu dar pamatyti kažką, aš noriu dar šitą padaryti, aš noriu dar šitaip, vat, kažką įgyvendinti, vat, aš noriu vat, dar ten pabūti, aš noriu dar toks vat, tapti. Na, vat, kam tu ten dar dedi, nu, ta prasme, žinai. Nu, visą laiką gyvenimas yra duotas mums tam, kad mes visą laiką augtumėm, tobulėtumėm. Ir jeigu žmogus neauga, netobulėja, nesimoko, nieko naujo nesužino, tai tiesiog pradeda jisai degraduoti. Ir jį tada gyvenimas pradeda purtyti, daužyti. Ir sako, žmogus, kas čia darosi, kad pasigyvenime daro kažkokią negatyvai pradėjo piltis, nu, va, tiesiog, nu, tu užsisėdėjai, aiškiai, tave judina, tave, va, baladoja tau į langą, sako, žiūrėk, nu, ko tu sėdi, taigi dar pasaulis tau atviras, dar tu tiek visko gali pamatyti. Tai va, tas vienišumas toks panašu ateinantis iš to, kad žmonės nesupranta jūsų įdėtų pastangų, nevertina, galvoja, kad viskas gaunasi savaime ir vat, nesugeba matyti tos tikrosios vertės, tai kažkur tai jūs atsisako eiti, ne, nu, man reikia dirbti, ne, nu, man reikia sportuoti, man treniruoti, man ten dar kažkas, ne. Sako, nu kiek tu ten gali treniruotis, nei tu draugam neduodi dėmesio. Ne, kaip tavęs dar vyras žmona iš namų neišvarė, ne, kaip tu ten treniruojasi, ne, žmogus, nu, jisai gal nori, nežinau, tiesiog, ne, kažkokią laimėti, kažkokias varžybas, nu, jisai treniruojasi, nes jisai nori laimėti, jis nori dalyvauti, nori olimpiadą gal patekti, ar dar kažką tai daryti, ar kažkokį, nu, vat, savo įgyvendinti projektą, save parodyti. Na, jisai nori kažką realizuoti, duoti pasaulį, vat, na, o kiti sako, nu, ką, kiek tu ten dar sėdėsi užsidaręs, na, o ten žmogus kūrė atradimas, tuoj bus Nobelio premija. Tai, vat, ne, nu, kiti nesupranta, aplinkiniai nesupranta tų įdėtų pastangų. Kiek daug jums reikia atiduoti savęs tam, kad pasiektumėte tai, ko norite. Ir jūs labiau galbūt esate susikoncentravę į tą savo tikslą, į tą savo siekiamybę, į tą norą, į tą procesą, kurį darote, kur siekiat kažko, negu vat, ir kiti to tiesiog neįvertina, kad ten nu, labai daug to yra. Labai daug savęs reikia. Dabar Stanionio klausiau neseniai visai interviu, kaip jisai pasakojo, kad su žmona 5 mėnesius miega atskirai, nes ten jisai treniruojasi, nesutampa, ten keliauja, ten važinėja. Ir, vat, nu, ir žmona jį vis tiek palaiko, sako, nu, tai yra jo kelias, jis pasirinko tokį kelią, ne, aš pasirinkau su juo tokiu būti. Tai, nu, kaip aš galiu jam kažkokius priekaištus sakyti, nu, jisai eina tuo keliu ir aš pasirinkau su juo būti. Tai, vat, na, žmonės kitą kartą nesupranta, nepalaiko, neįsijaučia į tą, kad kiek tai yra jums svarbu ir kiek jūs savęs atidavęs. Tai dar ištrauksiu jums vieną motyvuojantį klausimą. Čia irgi labai faina žinutė jums atsidarė, žiūrėkite, kaip gražu. Taip, čia yra
pasakysiu, metaforinės klausimų kortelės, jas įsigyti galima patirtis ridėjos.lt. Metaforinės kortelės kartu su klausimu. Tai koks klausimas jums įdomus čia iššoko, apie ką svajoju, ko norėčiau savo artimiesiams draugams, savo šaliai ir panašiai. Pagalvokit, pamedituokite su šituo klausimu, kad iš tikrųjų jūsų labai, tikrai panašu, kad jūsų tikslas, jūsų svajonė, jūsų noras yra daug didesnis už čia ir dabar. Jis yra daug didesnis, negu jūs dabar turit, negu jūs dabar esat pasiekę. Jūs norit daug daugiau, negu tai yra dabar. Ir jums tas jūsų tikslas, tas jūsų noras yra tiesiog, tokia kelrodė žvaigždė, paskui kurią jūs einat. Ir jums, jeigu reikia daryti kompromisą, pasirinkti ar ten eiti su draugais kažką švęsti, ar eiti dar savo veiklą, dar kažką ten padaryti, tai jūs greičiausiai tą savo veiklą pasirinksit ir dėl to jūsų nesupranta. Ir ką jums labai svarbu žinoti, kad tai, ką jūs siekia, tai, ko jūs norit, yra daug daugiau, negu jūs dabar turit. Ir tai yra net pasaulio lygmenių, gyvenimo lygmenių, tai yra daug didesnis pasiekimas, negu jis yra dabar. Tai yra daug aukščiau negu kažkokie žemiški poreikiai, žemiški dalykai, pamiegoti. Ar kažką tai dar, pamiegosiu, kai numirsiu, dabar yra energija, dabar aš darysiu. Tai yra daug aukščiau visko. Ir tai, ko jūs siekiat, kai jūs tai pasieksit, tas dalykas bus ne tik tai apie jūs ar jums, tai bus žmonėms. Jisai pasitarnaus žmonėms ir jisai nušvis visai, jūsų pastangos nušvis visai kitoj šviesoj, negu jos dabar atrodo kažkam. Tai šitą savo visada priminti, kad tas vienišumas, vėlgi aš kaip sakiau ir pirmąją poziciją, kas yra vienišumas? Vienišumas gali būti ir pasirinkimas, aš pasirenku geriau eiti padirbėti prie savo projekto, nes tai yra daug aukščiau, daug daugiau, negu kad, aš čia dabar iki nakties, iki paryčių su kažkuo, tai, faina, taip su kompanija pabūti, tačiau, tai, ką aš darau, žinokit, yra daug didesnis dalykas, negu čia ir dabar kažkokį poreikį patenkinti. Aš turiu pasirinkti, aš turiu kai ką paaukoti ir aš renkuosi paaukoti, tą momentą, negu visą savo ateitį. Tai, štai, žiūrėkit, kokia įdomi žinutė. Tikiuosi, kad jinai jums buvo naudinga ir iš tiesų įneš šviesos į jūsų gyvenimą, į jūsų mintis. Ačiū antrai pozicijai, kad jūs žiūrite. Ir mes ateiname prie trečios pozicijos. Trečia pozicija. Žmonės, kurie žiūrės trečią poziciją, dėl ko jaučiasi vieniši. Dėl ko jaučiasi vieniši? Čia bus artimos sielos man. Greičiausiai taip. Labai įdomu, iš tikrųjų, tai yra... Čia yra tiesiog, jūsų sielos dalykas. Tai yra jums, ta vienatvė, jūs gal vienatvės net nesuvokėt kaip vienatvės, jūs tai suvokėt kaip natūralų dalyką. Jums atsiriboti nuo žmonių, nuo kažkokių tai negatyvų, nuo kažkokių tai kitų žmonių ten spaudimų, manipulacijų, reikalavimų yra visiškai natūralus dalykas. Jūs nuo to pavargstat ir jūs geriau pasirenkat save. Jūs apskritai, šita grupė žmonių yra tie, kurie dauguma, kad šitie. Esate tie, kurie jums patinka vienatvė. Tam tikrą prasme jums patinka, jums gerai joje būti, jūs visai patogiai, jūs komfortiškai ten jaučiatės. Nėra taip, kad jūs ojojojojoj, kaip čia vieniša, kaip čia negerai, ne. Pas jūs yra toksai, čia yra jūsų sielos kelias panašu. Ir galbūt jūs jautėte visą gyvenimą, kad jūs tarsi nepritampat iki galo prie kitų žmonių, prie aplinkybių, prie pasaulio, prie dalykų, prie kitų žmonių kažkokios veiklos.
iki galo jūsų nesupranta ir jūs iki galo kitų nesuprantat ir jums dalykai atrodo tokie paviršutiniški, kurios žmonės daro, jums kažkaip norisi giliau nerti, jūs kviečiat kitus giliau nerti, jie nesupranta, jie tada gilinasi į savo kažkokias labiau kasdienės problematikas, o jums tarsi norisi virš kasdienių problematikų pakilti. Va čia yra momentas toksai, kad tarsi, kam sureikšminti, tai čia paprasti buitiniai dalykai, tai čia yra žmogiško gyvenimo dalykas, to kūniško gyvenimo dalykas, tie rūpesčiai kasdieniai. Pas jūs labiau ta mintis tokia yra, kad pakilkim aukščiau šiek tiek tų dalykų, pamatykime pasaulį plačiau, pamatykime sielos lygmenių, pamatykime holistinių lygmenių, pamatykime labiau, kaip mes visi esame susiję energiniam lygmenį, kad mes esame viskas vienis, o ne kad, ten kažkokios problemos, kam mašina sugedo, kam tenais vaikai neklauso, kam tenais, nežinau, vanduo iš krano nebėga ir, tai yra buitiniai dalykai, kasdieniški rūpesčiai, kuriuos patiria kiekvienas žmogus praktiškai, kuris pasirenka savo tokią egzistenciją. Ir tai yra egzistenciniai dalykai. Tačiau už to yra daug daugiau dalykų, daug daugiau klausimų. Tai pas jūs, tas yra tarsi jūs norite, jūs esate tas žmogus, kuris pasirenka geriau eiti stabiliai ir užtikrintai, negu bėgti, lėkti, išdegęs akis žiūrėti, bankas bus. Tai jūs labiau esate tas toksai, per išmintį pasižiūrėti. Gerai, nebėga tas vanduo, paskambinkim, paklauskim, kada bėgti pradės. Gal laikim parduotuvę, nusipirkim to vandens, kam daryti čia dabar tragediją, vanduo nebėga, ką, pradės bėgti kažkada. Ar ne, tai toksai, ten vaikas neklauso, neklauso, jo yra dalykas, vaikas, jisai turi maištauti prieš kitas kartas, jisai turi kurti pasaulį, dėl to jis ir neklauso, jam netinka mūsų taisyklės, nes mūsų taisyklės yra mūsų kartos taisyklės. Kitos kartos kuria savo taisyklės, jis privalo kurti savo taisyklės, jaunesnės kartos jos privalo maištauti prieš senas kartas, nes kitaip pasaulis netobulėtų. Tom pačiam lygmenį liktumėm, taigi, pasaulis žmogus, žmonija turi augti, tobulėti, tai vaikas savo prieštaravimais ir parodo, žiūrėk, čia dar ir taipgi gali būti, neklauso, nenoriu, nedarysiu, gerai, pabūk, nedaryk, paskui negalėsim pakalbėti apie tai, dėl ko tu nenori, nedarai, dėl ko tave tokia emocija užplūdo čia dabar, tarsi norisi žvelgti aukščiau, plačiau, aukščiau, kažkaip pamatyti dalykus, kurie yra virš kasdienybės ir labiau eiti į priekį užtikrintai, apmąstant, apgalvojant, tiesiog pasveriant dalykus ir pagalvoti, reikia man čia, nereikia, kad kažkas tai sako, kad aš turiu tai daryti, nereiškia, kad aš turiu tai daryti, aš geriau jo. Tai jūs, tas žmogus, kuris geriau užtikrintai eisite, pagalvosite ramiu protu, toks, be kažkokių ten sprogstančių emocijų, apgalvosit geriau, kaip čia kas vyksta, kaip čia ką daryti, arba kažkokią gavot iš gyvenimo, sakau, citriną ir galvojat, apie ką čia ta citrina, skani ta citrina, neskani, kam čia man ją davė dabar, galbūt čia, kažko aš nepastebiu, kad aš ją gavau, tai toksai, tas toksai labiau žmogus įsižeminęs, kuris suvokia dalykus šiek tiek aukščiau buities. Jums kartais netgi svetimi buities dalykai. Gal jūs netgi tas žmogus esat, kuris nusprendė vaikų net neturėti, bet jau jūsų siela pasirinko dar aukštesnį kelią, gal kažkaip tai jūs ir traukia kažkokios dvasinės praktikos, gal ir vienuolyną kažkada norėjo ateiti, galbūt ir kažkokia tai aukštesnės materijos, tos tokios apgalvojimas, apmąstymas, savo pasaulio analizavimas, greičiausiai esate tas žmogus, kuris ir savo pasaulį labai daug analizuoja ir tokiam, jūs tarsi gyvenat paraleliniai visatai, sakau, jūs tarsi
jūs labai sunku kitiems pažinti ir jums sunku suprasti kitus. Tai vat jums kartais nesuvokiama, dėl ko žmonės skuba, bėga, ten taip sureikšmina kažkokius mažmožius, ten Jėzau, eilė didžiausia, ten parduotuvėj, kiek čia stovėsim. Nu, reikia, stovėsim ir pastovėsim. Jeigu nenorim stovėti, tai padedam prekes ir einam namo, tada nereikia stovėti, bet ir nevalgę ir liksim, ne? Tai vat tiesiog priimat dalykus kaip duotybę ir juos labiau analizuojat, negu tam, kad žinai priešintis ir ten galvoti, tai ką aš čia per nesąmonę, tai kas čia darosi, ne, kam čia davė jums va tokią dalyką ir kas čia dabar su tuo ir kas čia. Ir kaip čia taip galėjo būti. Tai vat, tas jūsų vienišumas yra toksai labiau iš sielos ateinantis, iš jūsų vidaus ateinantis. Jums kartais net komfortiškiau pabūti be žmonių, negu su daugybė žmonių, kur ten kažkoks šurmulys, dalykai, jeigu ten kažkas tai vyksta, tai jums norisi kažkaip labiau tą gylį pamatyti, negu kad visko daug ir nesupranti, kas vyksta. Tai va tai yra jūsų labiau kažkaip, pati siela atsinešus ir gal čia net nereiks savęs laužyti, kad, aš kažkoks kitoks turiu būti. Neturit jūs būti kitoks. Iš jūsų sielos ateina va ta mintis, tas jausmas, kad jums nereikia. Jums nereikia tos minios, jums reikia gylio, jums reikia rasti savo vietą, tą ramybę, vidinį tašką viduj savęs ir tada viskas labai jokiai darosi. Ir kartais jums tas pasaulis atrodo per greitas netgi, galbūt tik norisi kažkur mišką išeiti gyventi. Taip aš miškai gyvenu. Tai atsiskyrėlis yra ir mano korta iš tiesų ir jinai visada per visą gyvenimą mane lydi. Tai atsiskyrėlis yra labai gili išmintis, tai yra viena stipriausių taro kortų apskritai Kaladėje, savo stabilumu, išmintim ir suvokimu. Ir kada reikia kažkokį atsakymą rasti, tai jums jį paprasčiau rasti savyje negu išorėje. Jūs tada einat atsakymą ieškoti savyje. Na ir ištrauksiu jums dar irgi klausimo kortelę, su kurios galite pareflektuoti ir pabūti. Tai yra metaforinis klausimų kortelės, jeigu jūs irgi norite jas turėti. Savo kasdieniškai, žiūrėkit, kad jums ateina jau viena kortelė, tai pažiūrėsim, kas iškrito. Korteles šitas galite įsigyti patirtis ir idėjos.lt. Ir ką iš jūs gavote? Tai, ką mano gyvenime reiškia pusiausvyra, kokie tai dalykai. Ir būtent yra atsiskyrėlio korta ir tiek ir monetų riteris abudu, jie kalba apie pusiausvyrą, apie balansą, apie stabilumą, apie įsigilinimą į save, apie užtikrintumą vietoj to, kad bėgti išdegus akis ir nežinau, ko ten griebti. Kas bus, tą griebsiu, o paskui žiūrės, ką pagriebė. Tai čia ne apie jūs visai. Ką mano gyvenime reiškia pusiausvyra ir kokie tai dalykai? Tai kada jūs bando kažkaip žmonės priversti, kaip taip sakant, atsiversti į labiau socialų bendravimą, socialų buvimą, tai jums reikėtų tiesiog save sugrąžinti atgal ir paklausti, ką mano gyvenime reiškia pusiausvyra. Nes jums tas atsiskyrėlio korta ir tas atsiskyrėlio vaidmuo iš tiesų ir yra ta pusiausvyra. Vienatvėje jūs randate įsižeminimą, stabilumą, jūs randate save, atsakymus į savo klausimus. Ir tiesiog pat savo nebijoti priminti, kas aš iš tiesų esu. Kad aš esu ne kitų lūkesčiai, o tas, kas iš tikrųjų mano viduje, kaip aš viduje jaučiuosi. Tai štai, kokios jūsų įdomios įžvalgos. Ačiū trečiai pozicijai, kad žiūrite, tikiuosi jums įnešė ramybės ir pusiausvyros. O mes ateinam pas ketvirtą poziciją. Ketvirta pozicija. Ketvirta pozicija, žmonės, kurie žiūri ketvirtą poziciją, dėl ko jūs jaučiatės vieniši. Dėl ko jūs jaučiatės vieniši? Ok. Labai įdomiai. Labai įdomi įžvalga. Leiskit man šiek tiek pagalvoti, sujungti čia viską. Kaip čia siejasi.
Galbūt jūs esat žmogus, kuriam prieš darant reikia labai daug visko pagalvoti. Jūs labai daug sprendžiat, labai daug mastot, labai daug sveriat, kas bus, jeigu bus. Jūs esate emocijų žmogus. Čia mano emocijų žmonių kortų kaladė. Dažniausiai šitą poziciją, šitą kortų kaladę renkasi žmonės, kurie labai emocionalūs, empatiški ir labai greitai perima, užsikrečia, kaip sakant, kabutėse kitų žmonių emocijomis. Perima labai greitai kitų būsenas. Nepastoviai, net savo emocijas kartais sunku suvaldyti, jos nepastovės ir labai priklauso nuo aplinkybių. Tai va čia irgi yra toksai momentas, kad iš kur tas vienišumas? Vienišumas iš to vidaus, va tarkim, kad jūsų emocijų kiti nesupranta. Ir nesupranta, dėl ko jūs taip ilgai kartais negalite apsispręsti. Tiesiog jums reikia laiko apsispręsti, jums visko per daug gyvenime ir čia vienas momentas, viena grupė, kur čia atėjo klausyti, o kita grupė žmonių, kurie atėjo čia klausyti, jūs esate tiesiog pavargę nuo gyvenimo ir patys norit sąmoningai atsiriboti ir jūs pradedat atsisakyti, tarkim, pasiūlymų, kažkokių kvietimų, ten susitikti. Jūs tiesiog, jums šiuo metu visko yra per daug. O žmonės jūs vis kviečia, vis kažką veikti, kažką daryti, kažkur eiti, kažkur keliauti, kažką pamatyti, kažkur paklausyti ir nori su jumis bendrauti. Bet iš tos pusės, jūs šiaip esat gan geri klausytojai, jums labai greitai pagaunat kitų žmonių emocijas šitas momentas ir dėl to žmonės jūs renkasi, ateina pas jūs, kad jūs juos išklausytumėt, duotumėt patarimą. Bet šiai dienai tai du variantai. Arba jums yra visko per daug ir jūs patys sąmoningai norit atsiriboti, kas nėra blogai. Arba tiesiog kiti nesupranta jūsų jausmų emocijų. Pas jūs labai daug jausmų emocijų, jos verda, ten keičiasi, ištisai ten vis kažkas tai vyksta. Ir tiesiog kiti nespėja paimti to gylio emocijų, kiek jūs jų jaučia. Tai jūs kitiems galbūt atrodot pernelyg emocionalus žmogus ir jums sako, ko tu čia taip dabar reaguoji, ko tu čia tiek dabar imi į širdį, tu nepergyvenk, tu čia taip nesigilink, tu čia taip labai nedėk ant savęs. Tai jūs esate tas žmogus, kuris labai savo kaltę pasimatote, kažkas tai vyko ir jūs galvote, Jėzau, tai ką jūs čia padarėt negerai, tai ką jūs čia dabar galėt kitaip padaryti, tai ką jūs čia dabar turėtumėt iš viso pasakyti, ar padaryti, ar reikia, ar nereikia, ir tas toksai, tai ar reikia man, ar nereikia, kad čia dabar daryti, toks vidinė, tai tokia įtampa ir toks atrodo sproksiu, ane? Yra šitas momentas, toksai, ir atrodo, kad kiti nesupranta jūsų emocijų, jums atrodo, kad kiti nesupranta jūsų emocinės būsenos, dėl ko jūs taip imate širdį. Jūs tiesiog sako, nereaguok tu taip, nedaryk tu taip, nejausk tu to ir ten tu nebūk toks. Ne? Bet tarsi kitiems jūsų emocijų yra per daug. Bet ne visi žmonės moka suprasti, dėl ko žmogus jaučiasi vienaip ar kitaip ir dėl ko kitam kyla labai daug emocijų. Ir kada žmogus parodo labai daug emocijų, jo kiti tiesiog nesugeba paimti. Jiems atrodo per daug. Labai daug duoda ir nebežino, ką su tuo daryti. Labai daug gauna ir nebežino, ką su tuo daryti. Tai jūs esate tas toksai, tas žmogus, kuris visiems visada padės, kuris visada visiems patars, kuris visą laiką save visą atiduos ir to, kad kiti nevertina to. Ir iš to nevertinimo, iš to negavimo grįžtamojo ryšio, kadangi jūs labai daug savęs duodat, jūs norit gauti labai daug grįžtamojo ryšio, jūs jo negaunat ir dėl to jums atrodo, kad kiti jūsų nemyli, nevertina, nesupranta. Iš tikrųjų taip nėra. Taip nėra, tai vėlgi veikia jūsų emocijos ir jos jums neleidžia pamatyti dalykų kartais tokių, kokie jie iš tikrųjų yra. Ir jūs labai daug prisikuriat tokių kartais net fantazijų, kas bus, jeigu bus, o jeigu taip, o ką jis dabar galvoja, o jeigu jisai dabar pyksta, o jeigu jisai dabar liūdė, o jeigu aš dabar priešnekėjau, ko nereikia. Toksai, tarsi visą laiką sukat savyje dalykus.
Tai ir iš to tas jaučiatės nesuprasti arba kažkoks, menkesnis, blogesnis negu kiti. Dar irgi vienas momentas, kad nedrįsta daryti dalykų, nes jaučiatės prastesnis, blogesnis negu kiti. Kiti jums atrodo tarsi daugiau galintis, mokantis, sugebantis, pasiekė, padarė ir visa kita. Tai yra iliuzija. Tai yra iliuzija, kurioje jūs patys save atvedę gyvenate. Tai tame jums būti tikrai nereikia. Ir ką jums reikia daryti, tai priimti pirmiausia patiems save. Nustoti blaškytis, priimti save. Ir tiesiog, aš būna kartą sutinku žmogų tokį, kuris sako, žinai, aš esu labai emocionalus žmogus ir gali būti, kad aš labai emocionaliai ką nors sureaguosiu. Tiesiog, tu priimk mane tokį, sako, tiesiog, man taip yra, man jeigu verda, tai verda, jeigu šalta, tai šalta ir viskas, sako, ir aš nieko negaliu, toks žmogus kartais būna. Tai kitą kartą tą galima net ir pasakyti, kad, taip, aš esu emocionalus žmogus ir aš kartais labai stipriai sureaguoju. Ir jūs, priimkit mano tą dalyką. Nereaguokit taip jau, kad čia aš kažkoks tai, toks kitoks. Man tiesiog taip yra, mane labai emocijos užveda ir ką man daryti, ne. Tiesiog, priimkit mane su tuo viskuo, kas aš esu. Tai tiesiog ir save pirmiausia priimti su tuo viskuo, kas jūs esate. Jūs esate tas žmogus, kuris per emocijas. Taip, tai jūs nesat vieniši, aplink jūs labai daug žmonių, kurie jūs ir myli, ir gerbi, ir supranta, čia tiesiog vienišumo nėra. Čia yra jūsų tiesiog toksai įsivaizdavimas, kad žmonės jums kažkokiu tai, kažkaip jūs matot, pagal jūs, jūs galvojat, kad kiti kažką apie jūs galvoja, nors iš tikrųjų jie negalvoja taip. Tai gerai, dar aš ištrauksiu įkvepiantį klausimą, metaforinės klausimų kortelės, gausit įkvepiantį klausimą, apie kurį galite pagalvoti ir pamedituoti. Jeigu norite tas korteles turėti savo, jas galite įsigyti patirtis-ir-idėjos.lt. Taip. Ką aš ir sakiau, jūs lyginat save su kitais, nustokit save lyginti su kitais. Kokių savybių norėčiau turėti, kurių manau, kad dabar neturiu ir koks žmogus tuomet būčiau. Jūs vis galvojat, per daug galvojat, kad jūs esat kažkoks netoks. Galbūt tai jums ir aplinka kartais pasako, tu ko tu čia taip ardaisi, visi žmonės, kad žmonės, tu tai arba bliauni, arba juokiesi. Tai toksai, irgi tarsi netaktiškas labai pasakymas, nesugebėjimas priimti, kad žmogus yra emocionalus. Tačiau, ką jūs galite pagalvoti, kokius savybių norėčiau turėti ir kurių dabar manau, kad neturiu ir koks žmogus tuomet būčiau. Ką jūs norėtume dar savyje išsiugdyti ir ar tai nėra iliuzija, šitoj pusėje irgi pasižiūrėti. Nes labai panašu, kad jūs tiesiog patys save apkraunat pernelyg dideliu tokiu galvojimu, pergalvojimu, mąstymu, permąstymu ir ten jau visko per daug griūna, lūžta, galva plyšta, o atsakymo nėra. Tai tiesiog priimt save. Priimt save, pagalvoti, kad kuo iš tikrųjų jūs esat vertingas, nes tikrai esat vertingi. Tai ačiū, trečia pozicija, kad žiūrite, tikiuosi jums bus naudinga ir padės įsižeminti, kad čia iš tiesų ne vienišumas, o tik tai jūsų mintis. Ačiū. Ketvirta pozicija. Gerai, ketvirta pozicija. Žmonės, kurie žiūri ketvirtą poziciją. Čia turėtų būti įdomu. Žmonės, kurie žiūri ketvirtą poziciją, dėl ko jie jaučiasi vieniši. Dėl ko jie jaučiasi vieniši. Žmonės, kurie žiūri ketvirtą poziciją, dėl ko jie jaučiasi vieniši. Vieniši jūs jaučiatės dėl kažkokio labai tokio žemiško dalyko, jūs tiesiog ilgite savo šeimos. Jūs tiesiog ilgite savo šeimos, savo draugų, galbūt šiuo metu jūs esate kažkur tai užsienyje. Tikrai labai panašu, kad jūs čia esate kažkur tai atskirti tam tikrą prasme nuo savo draugų, arba jūsų draugai išsivažinėjusi kažkur tai gyvena užsieniuose arba kituose miestuose, ar tiesiog sukūrėte visi šeimas ir kiekvienas įsitraukia į savo šeimą ir nebėra
to kontakto, to tokio. Nu, jūs ilgite savo draugų, savo šeimos, jūs kažkaip tai esat nuo jų atsiskyrę dabar arba atskirti dėl kažkokių gyvenimo aplinkybių, kurios šiaip jau laikinos yra. Bent jau panašu, nes čia jaunatis, tai čia vat, jūs kažkur tai net išvažiavot, gal studijuoti rudenį, gal kažką mokytis į kitą miestą ir vat, ilgite savo šeimos, tėvų, draugų, giminių, nežinau, kitų artimųjų, savo vaikų galbūt net ilgitės, jeigu jūs jau jų turite. Ir toks tarsi, vat, čia yra toks etapas, vat, jūs jaučiatės vieniši, nes seni draugai kažkur tai išbėgiojo arba tiesiog jūs buvot priversti juos palikti, o naujų dar neatsirado. Tai labai va, tas toksai va, tiesiog to stabilumo, įsižeminimo, tiesiog jūs pradėjot kažką naujo, panašu, kad čia jūs atėjot į kažkokią naują gyvenimo etapą, na ir ilgitės to savo senų įpročių, savo artimųjų, draugų, gal netgi kažkaip tai kažkokį pokytį atlikot savo gyvenime, kažką tai kardinaliai keitėte ir ilgitės va tų senų laikų, taip sakant, ta nostalgija tokia seniem laikam ateina, kažką, nu, va ten tada buvo taip, o dabar yra taip. Tai toksai, va, čia tokia melancholija pas jūs, iš tiesų. Čia tokia labiau melancholija, čia tiesiog jūs, nu, vat, pradėjot kažkokią tai etapą, ar tiesiog, vat, ar ne, sukūrėte visi šeimas ir mažiau bendravimo to, maži vaikai pas kažką, tai, na, ir nebelieka to laiko, nebelieka to, jau, ta prasme, ne, tas erdvės kažkur, tai nebesusitinkat, arba baigėt studijas šiemet ar pernai. Ir tiesiog ilgitės tų grupiokų savo, klasiokų ilgitės, kažkas pasikeitė, ar ne, kažkur tai gyvenimo aplinkybės pasikeitė ir ilgitės tų savo senų laikų, senų žmonių, senų draugų. Tai čia yra labai labai fainas momentas iš tiesų, ar ne, savo, labai gražu iš tiesų. Na, ilgitės tų senų laikų, senų savo draugų arba tiesiog savo šeimos. Kažkur esate šiuo metu išvykę arba jūsų šeima atskirai gyvena ir tiesiog ilgitės to laiko, kuris tuo metu buvo, to šilumos, to artumo, šeimos židinio, galbūt jūs išvažiuojat kažkur komandiruotės dirbti ir grįžtat tik tai po kelių mėnesių namo. Na, tai dabar tas ir toks kažkoks ilgesys, melancholija tokia užėjusi dabar, kadangi kai eina šitas video, tai yra ruduo, rudens pradžia ir tiesiog ta melancholija tokia natūraliai ateina ir ilgimasi senų laikų, senų pažįstamų, senų draugų, senų kažkokių tai įvykių ar dar kažko. Tai tiesiog, ne, tie prisiminimai tokie, gražūs. Tačiau tai yra labai laikinas laikotarpis ir jisai pasibaigs ir arba ateis nauji žmonės jūsų gyvenimą, arba jūs tiesiog sugrįšite į namus. Tai va tokia 4 grupė, šita kortų kaladė būna pati įdomiausia, labai įdomus atsakymai ir panašu, kad čia susirenka žmonės su labai specifiniu jausmu ir specifinė energija ir specifiniu kažkokiu buvimu tuo metu. Tai aš jums dar ištrauksiu įkvepiantį, motyvuojantį klausimą, apie kurį galite pamastyti, pagalvoti ir pareflektuoti. Tai yra metaforinės klausimų kortelės. Jeigu norite tokias korteles turėti savo ir kasdien išsitraukti savo motyvuojantį, įkvepiantį klausimą, tai jas įsigyti galite patirtis ir idėjos.lt. Gerai, kaip fainai. Gerai, kaip atrodys mano gyvenimas po 7 metų, jei viską darysiu lygiai taip pat, kaip darau dabar. Tai panašu, kad tikrai jums norisi, kažkaip jūs išėjot į naują etapą ir jums tarsi galvojat, kam čia taip darėt, kam čia to reikėjo ir kaip čia dabar toliau gyventi be visų tų artimų žmonių ir tiesiog prisiminti, dėl ko jūs visą tai pradėjot. Na, tiesiog čia tokia ta mintis, ar ne, kad save įžeminti. Nu taip, ten buvo smagu ir ten bus smagu dar ir jūs grįšit ir jūs vėl sutiksit tuos žmonės ir
Ir tie prisiminimai yra tam, kad jūs sušildytų, va tam jūs ir turite tos prisiminimus, kad jie jūs palaikytų, va tokiam akimirkom, kai jums sudėtinga, kai jums per kažką einat, per kažkokius pokyčius, per kažkokius tai va tada dalykus, nu ten nežinau, gal kažkam net ir šeima išyro. Nu vėlgi, ne, ir galvoju tada, nu, kai buvo gerai, ir tada, ne, o kam čia tas duota. Tai vat, kaip jūsų gyvenimas atrodys po 7 metų, jeigu viską darysite lygiai taip pat, kaip darote dabar. Pagalvokite apie šitą klausimą, jis daugialypis yra, labai daug neša iš tiesų atsakymų galimų. Ir vat, jeigu jūs nebūtumėt to pokyčio padarę, arba jūs nedarytumėt to, ką darot dabar, nepriklausomai nuo to, kad jūs ilgitės žmonių, tai vat, nu, ir būtumėt tam pačiam taške, reiškia, ne, bet jūs nusprendėt nebebūti tam pačiam taške. Tai vat, kur jūs nuves, ne, kur yra tas platesnis tikslas, kur yra tas galutinis rezultatas ir apie ką tas viskas, ką jūs darote, ne dėl ko jūs tas pastangas dedat ir dėl ko jūs visą tai pasirinkote, ne tuo keliu eiti. Tai vat, savęs nepaleisti, eina teisingų kelių, viską jūs darote puikiai ir tiesiog pareflektuokite apie tai, dėl ko aš visą tai pradėjau. Kaip sakau, kai norisi mesti, pagalvokit, dėl ko visą tai pradėjai. Jums tokia trumpa žinutė, ačiū, kad žiūrite 4 poziciją. Iš tiesų, tikiuosi, kad jums bus naudinga tai išgirsti. Ačiū visiems, kas žiūrite ir susitiksime kitame video. Iki.